vakaras, mėly Lietuvos žmonės. Čia patriotai. O kas jūs mane daugiau leis savo, ko ne pergalės dieną, imti ir susipykti su nauja valdžia. Bet jau toks tikro žurnalisto darbas – atidžiai apžiūrėti tai, ką tauta išrinko. Ponas Jonas Jusys, jūs jį matote, tik vienas iš daugelio Lietuvos verslininkų ir ūkininkų, kurie suko man protą pasakodami istorijas apie neva ypatingą Ramūno Karbauskio godumą ir plėšrumą. Netikėjau, kol pats ponas Karbauskis to nepatvirtino, žvelgdamas į melo nepakenčiančias Aušros Laurinkienės akis. Aš buvau tas žmogus, kuris norėjo turėti kažką tai savo, reiškia, o savo ne pervietant į kažkokius tai daiktus, dviratį ir kažką tai kitą, bet tiesiog turėti užsidirbti. Ir aš iš tikrųjų labai daug dirbau, kada vaikas buvau. Valiau fermas, rinkau akmenis, ravėjau hektarus, reiškia, cukrinių runkelių ir taip toliau, kad užsidirbti pinigų. Ta proga yra toks anekdotas apie vieno tokio milijonieriaus praturtėjimą. Jo paklausė, o kaip jis tapo turtingas? Sako, aš geriau už kitus obuolius poliravau. O kaip jūs tapote milijonieriumi? Numirė tėtis ir gavau palikimą. Čia bus pradžia. Kita istorija bus apie tai, kuo virsta geras policininkas gavęs valdžią ir svetimų pinigų. Pamenate, po pirmų Lietuvoje tiesioginių mero rinkimų, kai kas tiesiog visiškai nesitvardė iš džiaugsmo, kad štai Lietuvoje atsirado politinių lyderių, kurių už apynasrio nelaiko jokia partija. Vytautas Grigaravičius Alytaus mero poste kai kam kėlė jausmus artimus ekstazijai. Čia jūs kaip sykis matote jo žmoną, namus, prūdą. Ir nutiktų man taip, kad berniukas ėmė ir virto drakonu? Tvirtai žinot, ką sako taip? Kaip? Atsakysit už savo žodžius? Žinoma. Galėtume užeit? Ar laukti čia? Kol kas ne. O jūs nepasisveikinsit su žmonėm? Ir kaip tu nepasidžiaugsi, kad tai nebuvo mano kakta už tų durų. O kol ponas meras rengėsi spurtui savo kabinete, mes vėl grįžkime į naisius pas Ramūną Karbauskį. Apie meilę žmonai, kuri gyvena už 9 jūrų ir 9 marių, kalbėjome prieš savaitę. Dabar apie meilę pinigams. Čia ir dabar. Kaip saviai sureklamuoja, kad yra garbingas žmogus mecenatas. Tai čia juokingai labai atrodo. Galbūt norėtumėte šiek tiek, ar Karbauskis sutinkate? Ponas Jusys telefonu bendrauja su mumis. Jonas Jusys iš Livilos. Bendravęs ir nesu aš jau matęs. Sako, kreipiasi žmogus, vis siunčia jums laiškus, užduoda klausimus dėl tų 3 milijonų atlyginimo. Ir sako, nesulaukėme jokio atsakymo. Dėl Livilos istorijos. Dėl verslo užgrobimo, kur jūs kaltina, kad užgrobėte verslą. Čia savininkas? Taip. Tai mes teisme pašnekėsim su juo. Jeigu jis turi man pretenzijų kokį nors, yra juokingas, aišku. Tai jūs bendrauti telefonu nenorite? Nematau prasmės. Stambiausiam Lietuvos žemvaldžiui Ramūnui Karbauskiui, save vadinančiam tiesiog ūkininku, su buvusiu savo konkurentu Jonu Jusiu, teks bendrauti teisme. Nes ponas Jusys yra įsitikinęs, jog Karbauskis jo verslą perėmė neteisėtai. Tai yra jį užgrobė, o pergalę atnešęs ginklas buvo galingas – politika. Tęsinys po reklamos. Jis anksčiau kaip politinis veikėjas buvo šešėlyje, Karbauskis. Valiau fermas, rinkau akmenis, ravėjau hektarus, reiškia. Skaičiuojant, jeigu litais, kažkur jau sudarė apie 25 milijonus apyvartą. Jis praktiškai ne tik užvaldė, bet jisai užgrobė mūsų verslą. Aš buvau tas žmogus, kuris norėjo turėti kažką tai savo. Ir pareikalavo dar už kiekvieną kombainą primokėti po 5 000 eurų. Man tai nėra tikslis dalykas, kad mano turtą kažkaip tai ten aš jaučiuosi. Betgi kiekvienas skaičiuoja savo pinigus, skaičiuoja savo turtą. Tai negi niekada neskaičiavote, kiek tų pinigų turite? Pinigų realiai. Tuo privažiavimo keliu dabar naudojasi žmonės. Leiskit pabaigti, prašau. Išjunkit, prašau. Įlėjom, bet mes negaunam konkrečių atsakymų. Prie jūsų asmeninio namo yra asfaltas. Ir mes patys nežinome, kada bus. Reikia klausti projektuoto. Brolio Marti dirba kelių valdyboje. Ir padarytas projektas. Yra? Taip. Tegu nemeluoja.
Čia meras man melavo. Tai savaime aišku. Ar dabar jau su žmogumi. Čia ne mes, jūs merą tikrai laukia. Ne, jūs tai viešoje vietoje. Viešoje čia ne Jūs tai viešoje vietoje. Va čia yra privati žemė. Čia yra valstybinė žemė. Tai jūs ką tik sakėte, čia yra privati žemė. Va čia yra privati žemė. Čia yra valstybinė žemė. Amerikoje jūs prisiteistumėte didžiulius pinigus vien dėl to, kad savivaldybė nedaro. Čia reikia žiūrėti, kad mūsų neapkaltytų. Reklamuoja, kad yra garbingas žmogus, mecenatas. Tai čia juokingai labai atrodo. Galbūt norėtumėte šiek tiek, ar Karbauskis sutinkate? Ponas Jusys telefonu bendrauja su mumis. Jonas Jusys iš Livilos. Bendravusi, nes aš jau matęs. Sako, kreipiasi žmogus, vis siunčia jums laiškus, užduoda klausimus dėl tų 3 milijonų atlyginimų. Ir sako, nesulaukėme jokio atsakymo. Dėl Livilos istorijos. Dėl verslo užgrobimo, kur jūs kaltina, kad užgrobėte verslą. Čia savininkas. Taip. Tai mes teisme pašnekėsim su juo. Jeigu jis turi man pretenzijų kokį nors, yra juokingas, aišku. Tai jūs bendrauti telefonu nenorite? Nematau prasmės. Stambiausiam Lietuvos žemvaldžiui Ramūnui Karbauskiui, save vadinančiam tiesiog ūkininku, su buvusiu savo konkurentu Jonu Jusiu, teks bendrauti teisme. Nes ponas Jusys yra įsitikinęs, jog Karbauskis jo verslą perėmė neteisėtai, tai yra jį užgrobė, o pergalę atnešęs ginklas buvo galingas – politika. Jis anksčiau kaip politinis veikėjas buvo šešėlyje, Karbauskis. Va. Vėliau, kai jau pradėjo kilti, pamatė, kad Valstiečių partija išeina į priekį, nes, aišku, gamyklą yra naudinga turėti. Seime, tarkim, turėti, reiškia, frakciją kokią ar kas, kuri galėtų priimti palankius įstatymus. Na, o dabar faktai. Socialinių mokslų daktaras ir bendrovės Livila vadovas. Rusijos kompanijos Rostelmash kombainais Lietuvoje prekiauja nuo 2002 metų. Štai jis rodo įmonės jam kaip geriausiam rusiškų kombainų pardavėjui teiktus apdovanojimus. Ponas Jusys sako, kad Rostelmasho vadovas asmeniniais laiškais jį sveikinęs su gimtadieniais. Jusys giriasi, kad būtent jo dėka rusiški kombainai išplito ne tik Baltijos šalyse, bet ir kitur rytų Europoje – Vengrijoje, Bulgarijoje. Vos pradėję pardavinėti, Livila su šiais kombainais užėmė kone pusę Lietuvos rinkos. Štai tada Jusio verslas ir parūpęs Ramūno Karbauskio agrokoncernui. Kokia jūsų apyvarta buvo kada? Nu tai, kadangi į metus jau pardavimas, tiekimas ėjo iki 100 vienetų kombainų, tai skaičiuojant, jeigu litais, kažkur jau sudarė apie 25 milijonus apyvartą litų. Tai aišku, ir pajamos buvo, ir pelnas buvo. Nu tai tada ir susidomėjau. Milijoninį verslą valdančio pono Jusio teigimu, Karbauskio žmonės ėmė jam skambinti ir primiktinai siūlė parduoti verslą. Tačiau sulaukė neigiamo atsakymo, kreipėsi tiesiai į Rostelmasho gamyklą Rostove. Nu, galų gale jie sutiko, kad padaryti jos antrais dileriais, kad Lietuvoje būtų 2 dileriai. Tai vat, dirbom 1 metus, jie manė, kad mes, reiškia, jie dempingos, pradėjo dempingą, bet mes išlaikėm metus. Nu, manė, kad 2 metus ir pasiduosim, ir 2 metus nepasidavėm. Tai tada atvyko 15 metais, praeitais metais spalio mėnesį, Egidijus Šileika jau ves derybų, kad atseitų ir jums, ir mums nuostolinga, reiškia, kaip ką čia reikia daryti. Tai jis pasiūlė, kad, reiškia, mes būtumėm jų subdileriais. Tai čia, sakau, tokių dalykų negali būti, nebus, ir sakau, prašom nesityčioti iš mūsų. Mes buvom dileriai ir, reiškia, jie dar nori, kad mes būtum jų subdileriais, ir pareikalavo dar už kiekvieną kombainą primokėti po 5000 eurų. Tai tokiu būdu, reiškia, per metus mums dar būtų reikia išmokėti kokius 200–250 tūkstančių eurų. Jiems? Taip. Kaip ir buvo galima tikėtis, pats Ramūnas Karbauskis kaltinimus atmeta kaip nepagrįstus. Sako, kad taip versle jau būna, kai silpnesniems tenka pasitraukti. Bet kartu jis patvirtina. Tikra tiesa, kad sprendimą keisti geriausią savo pardavėją Jusį į Karbauskį
buvo jų, rusų sprendimas. Dar Jusys svarsto, kad apsisprendė rusai kaip sykis tada, kai menkos ir nepopuliarios Valstiečių partijos vadovas Karbauskis pasikinkė buvusio vidaus reikalų ministro Skvernelio reitingus ir metė iššūkį Lietuvos parlamentinėms partijoms. Jis praktiškai ne tik užvaldė, bet jisai užgrobė mūsų verslą. Jis anksčiau kaip politinis veikėjas buvo šešėlyje, Karbauskis. Va. Vėliau, kai jau pradėjo kilti, pamatė, kad Valstiečių partija išeina į priekį, nes, aišku, gamyklai yra naudinga turėti. Seime, tarkim, turėti, reiškia, frakciją kokią ar kas, kuri galėtų priimti palankius įstatymus. Kadangi, reiškia, anksčiau čia šitą vaidmenį atliko Uspaskichas. Taip, reiškia, bet jau jo partija nueina šešėlin, jis jau nebereikalingas, reikia naujų. Ir jūs manot, kad tai yra Karbauskis? Taip, naujas yra, taip. Tai yra sprendimas pačių pardavėjų. Aš tik galiu pasakyti, mums tas pats buvo. O tie pardavėjai yra Rusijos įmonė? Aš tą norėjau pasakyti, kad mums tas pats būtų, ar tai vokiečių įmonė, ar tai kokia nors prancūzų įmonė. Mes kreipiamės į visas pasaulio įmonės, klausdami, ar negalit mums leisti prekiauti techniką, nes mes turime pirkėjus, kurie norėtų iš mūsų pirktą techniką. Tai mes laukiam 10 metų atsakymo. Ir 10 metų mes gaudom stiką ne iš visų įmonių. Ir atitinkamai prieš kažkokį tai laiką atsakymas atėjo iš šito gamintojo konkrečiai. Ponas Jusys čia poną Karbauskį papildytų, kad jo žmonės ne tik klausė, bet ir vyko į Rusiją, tačiau vis grįždavo tuščiomis. Jie taip pat derėjosi su Jusiu ir jo žmonėmis dėl savanoriško verslo perleidimo. Iki šiol tą techniką prekiavo įmonė Livila. Iki to momento, kada tiekėjas pradėjo su mumis šnekėti, jis tikriausiai buvo vienintelis atstovas, aš taip manau. Reiškia, ir tiekėjas pradėjo šnekėti tada, čia bet kokiam verslo srity, čia bet kuris verslininkas tą supranta ir matys žmonės supranta, tada, kada jis yra nepatenkintas rezultatais to, su kuriuo jis įdirba. Ir labai gerbiu ir šitą žmogų dėl jo amžiaus, bet meluoti tikriausiai nelabai reikėtų. Jis sakote meluoja? Jisai pats siūlė mums pirkti įmonę dar iki tol, kol mes gavom teises. Bet, šiandien jisai to nesako niekam, reiškia, bent mes turime jo mailus ir visą kitą. Tai bet kokiu atveju yra sprendimai, kurie susiję su tuo, kad žmogus neturėjo matyti paveldėtojo, aš taip suprantu. Paveldėtoje sūnų, turintis ir teisme teisybės ieškoti pasiryžęs Jonas Jusys neslepia apmaudo dėl to, kad, kaip jis pats sako, Karbauskis esą ne tik užvaldė, bet ir užgrobė jo verslą. Ir tik todėl, kad už viso Karbauskio ėjimo į politiką stovi jo rusiškas žemės ūkio technikos ir trąšų biznis, kurio apyvarta siekia 10 milijonų eurų. Bet jūs taip manot iš nuoskaudos? Ar jūs galite pateikti faktų? Aš esu taip įsitikinęs. Faktai tai čia... Taip, tai čia yra, aišku, čia ne ekonominiai. Verslo perdavimas, reiškia, ne ekonominis čia buvo dalykas. Jūs manot, kad tai sutapo su jo šituo ėjimu į valdžią? Taip, niekai kitaip. Kol jis buvo šešėlį, rusai neprisileido jo. Nes čia yra logiška, kodėl, tai ką, rusam neugi jiem blogai, jeigu Seime turės savo žmonės. Nepaslaptis, kad Ramūnui Karbauskiui ir jo partijai neretai klijuojama prorusiška etiketė. Kaip sako milijonierius, bandymai tą daryti dėl Majakovskio teatro meno vadovu dirbančio brolio iš piršto laužti. Esą brolis absoliutus Lietuvos patriotas. Maskvoje dabar statantis trečią iš eilės tituluoto lietuvio dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesę ir aiškiai vykdantis kultūrinę diplomatiją. Kas dėl pono Jusio pasvarstymų apie tai, jog verslo partneriai rusai išnaudos jo pretenzijas formuoti valdančiąją koaliciją, Karbauskis atkerta sakydamas, kad rusiškoji jo verslo dalis nesudaranti nė 10%. Jis dabar ieško argumentų, kaip pakenkti, kaip atkiršyti, matyt, kad tai daro, nes visą tai neturi jokios iš viso, reiškia, aš Rusijai pačioj nesu buvęs, kiek jau dabar 20 daugiau metų, nesu fiziškai buvęs. Aš matęs tų įmonių vadovų, manęs tai visiškai nedomina. Agrokoncernas Lietuvoje atstovauja Vokietijos koncernui Šveicarijos firmoms ir Rusijos koncernui Akron, kurį valdo su Kremliumi siejamas oligarchas. Tai bet jūs sakote, kad sąsajų su Akron nėra ir apskritai su Rusija ir jos verslininkais nebendraujate ir ryšių neturite. Šitos įmonės Rusijos perka tikriausiai 20 įmonių Lietuvos. Ir mes turime situaciją, ką reikia žinoti, kartais tie, kurie komentuoja, nežino, kad yra trąšų, kurių nenusipirksi Europoje. Ir vokiečiai, ir prancūzai, ir anglai visi perka iš tų pačių gamintojų.
Tai šitai vietoj tikriausiai tai negalėtų būti priešiškumo požymis. Tačiau štai dar vienas argumentas iš pono Jusio Kraitelės. Nors oficialiai Livila ir agrokoncernas lygiomis teisėmis pagal sutartį turi dirbti iki 2017 metų gruodžio 31 dienos, Rostovo įmonė Juso bendrovį kombainų nebetiekia. Nors iki tol tai sudarė net 90% Livilos verslo. Negana to, ponas Jusys kaltina Karbauskį ir darbuotojų verbavimu. Pirmą darbuotoją, mano pavaduotoją, užverbavo. Perėmė jums, dabar jūsų pavaduotojas dirba jam? Taip, dirba jam ir aš jį pasiunčiau į Kauną, kad sudarytų sutartį dėl 10 kombainų pirkimą. Tai va, tai jis ant kelis kartus važinėjo ir reiškia... Ir nunešė šitą sandorį Karbauskį. Duomenys išnešė viską, reiškia. Tai jisai perėmė darbuotoją, čia jau rimta, ne? Taip, perėmė. Net išeidamas nepasakė, kur jis eina, jis pasakė, kad grįžta į Telšius, kadangi žmona yra baigusi universitetą. O jūs dabar matote jį pas Karbauskį? Taip, Agrokoncerne? Taip, bet kai išėjo antrą dieną, jau iš karto, reiškia, žmonės mane paskambino, kad jis jau sėdė pas Karbauskį. Jo vardas Donatas Višniauskas. Tai šitoj vietoj, sakau, 1 ar 2 žmonės yra iš tos įmonės pas mus atėję ir jie puikiai darbuojasi, bet jie ne dėl to, kad tą įmonę žlugdyti ar dar kažką, tai tiesiog tai yra žmonių pasirinkimas. Mes patys kažkokios tokios veiklos nevykdom ir iš mūsų niekas darbuotojų nepervilgia. Valdyti verslą ir krauti turtus panašu ponas Karbauskis moka. Oficialiais duomenimis 1996 metais, kandidatuodamas į Seimą, Karbauskis deklaravo tik 500 000 litų vertės turtą. Po 4 metų jau beveik 5 milijonų, o prieš pastaruosius savivaldybių tarybų rinkimus jau kone 100 kartų daugiau nei prieš 20 metų – 41,5 milijono litų. Tiesa, Karbauskis sako nežinantis, kiek šiandien yra vertinamas jo turtas. Atskleidžia tik tai, kad kreditai bankams siekia 100 milijonų eurų. Viename interviu esate sakęs, kad jūsų vaikystė nebuvo tom rožėm klota ir svajojate ne apie naują dviratį, ne kažką naujo įsigyti, bet tiesiog jūsų svajonė buvo turėti daug pinigų. Tai kokia ta jūsų vaikystė? Čia net klausimas turėti daug pinigų. Mano laikotarpis tai yra tas sovietmetis, sakykime, tas etapas, kada iš tikrųjų galimybės buvo labai apribotos, bet žmogus, aš buvau tas žmogus, kuris norėjo turėti kažką tai savo, reiškia, o savo ne pervietant į kažkokius tai daiktus, dviratį ar kažką tai kitą, bet tiesiog turėti užsidirbti. Ir aš iš tikrųjų labai daug dirbau, kada vaikas buvau, valiau fermas, rinkau akmenis, ravėjau hektarus, reiškia, cukrinių runkelių ir taip toliau, kad užsidirbti pinigų. Aš užsidirbdavau, aš visą laiką turėjau. Bet aš buvau iš tų žmonių, kurie manė, kad juos reikia labai racionaliai naudoti, reiškia, ir tikriausiai, aš dabar neatsimenu, kaip tai buvo, bet kažkaip tai neatsimenu, kaip jie visi išnyko tie pinigai, bet tai buvo juokinga, aišku, tai galbūt ten 100 rublių ar tai 150 rublių buvau per tą vaikystę savo sukaupę. Paklaustas, kiek turi, Karbauskis visuomet išsisuka nuo atsakymo. Esą nežinia, koks būsies derlius, be to ir paskolos jo turtas slegia. Apie tai, kad yra vienas stambiausių Lietuvoje ES išmokų gavėjas, ponas Karbauskis linkęs pamiršti. Šiai dienai kiek yra vertinamas visas jūsų turtas? Aš nežinau, labai skirtingai. Jeigu sakyt, kiek vertinamas ir tada užklaust, kiek jis yra užkredituotas, kiek yra kreditų. Na tai gerai, tai pasakykit, kiek vertinamas ir iš to kreditų? Aš pats taip nevertinu, nes labai sunku pasakyti. Pavyzdžiui, metai derlių nenuėmėm, reiškia, laiku, derlius, reiškia, prarado savo kokybę, jisai netoks didelis. Vėlgi, tada kaip skaičiuoti, kiek tas verslas yra. Būtų tokie 3-4 metai, bet kuris verslas bankrutuotų. Tai yra jau nesvarbu, kiek jisai įvertintas yra. Bet man tai nėra tikslis dalykas, kad mano turtą kažkaip tai ten aš jaučiu. Betgi kiekvienas skaičiuoja savo pinigus, skaičiuoja savo turtą. Tai negi niekada neskaičiavote, kiek tų pinigų turite? Pinigų realiai, taip kaip fiziškai suprasti, aš jų niekada neturiu. Importuojamos trąšos ir chemikalai viena iš sričių, kraunančių Ramūnui Karbauskiui turtus. Čia verta paminėti glifosatų grupės herbicidus. Žalesis Karbauskis tiekia juos į Lietuvos rinką. Aš nežinau, gal prieš 12 ar kiek tai metų mes turėjome. Prekiavote? Prekiavom, bet aš dar... Nes aš radau faktus, kad agrokoncernas buvo stambiausias importuotojas to nuodo į Lietuvą. Čia aš negalėčiau pasakyti, vėlgi, reiktų susitarti vieną.
šito herbicido nuodu niekas nevadina, nes tai... Bet Vietnamo karo metu buvo purškiamos džiunglės, kad partizanai pasimatytų. Tai yra nuodas, nes nuo medžių nukrisdavo lapai. Teisingai, jisai veikia visus žalius organizmus, bet tai nėra nuodas. Glifosatas pradėtas naudoti 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai bendrovės Monsanto gaminamos piktžolių naikinimo priemonės Roundup aktyvioji medžiaga. Šiuo metu jis yra vienas populiariausių herbicidų pasaulyje. Agrochemijos pramonės lobistai yra pramušę leidimą ūkininkams glifosatu purkšti javus, kad šie vienu metu sudžiūtų. Ilgą laiką Roundupu prekiavo ir Karbauskio agro koncernas. Pats verslininkas paklaustas, kaip jis, kaip žalesis, gali leisti importuoti į šalį nuodą, teisinasi, esą Roundupo taip vadinti nevalia. O ir juo jis ir neprekiauja jau 12 metų. Jį tiesiog pakeitė kiti glifosatų grupės herbicidai. Sakote, 12 metų jau neprekiaujate, ar ne, Roundupu? Kodėl buvo priimtas? Mes turim kitų glifosato grupės pavadinimų, nes iš principo toks herbicidas, kuris veikia visus augalus, pavyzdžiui, pūdyme. Tai ką daryti be jo, reiškia, kaip be jo paruošti pasėlį. Tai kokie pavadinimai, ką jūs dabar importuojate? Aš pavadinimų neatsiminsiu. Aš jau senai, čia reikia paprasčiausiai kasdieną sėdėti prie pavadinimų, nes pavadinimai keičiasi ir taip toliau tobulėja, herbicidai, pesticidai visi tobulėja. Profesorius Raimondas Lopata yra klausęs, tai kasgi yra Ramūnas Karbauskis? Valstietis žemvaldys, lyderis, specialistas, pagonis, blaivininkas, mecenatas ar prorusiškas milijonierius? Įdomus jo pastebėtas faktas yra tas, kad nors Ramūnas Karbauskis ir teigia, kad didelė dalis jo turto yra bankų paskolos, tačiau jis sugeba investuoti į tokius projektus kaip Baltų arena, ilgametis serialas apie naisius ir panašiai. Jis garsiai skelbėsi esąs žalesis, tačiau nepaslaptis, kad kai kuriems žemės ūkio specialistams atrodo, kad tai yra parodija. Pasak jų, žmogus teršintis Lietuvos žemę ir duoną neturėtų būti žalias. Ponas Karbauskis man nepasirodė panašus į žmogų, kuris suklupusiam konkurentui paduotų ranką. Tačiau pavadinti jį Uspaskicho įpėdiniu, gana griežtas vertinimas. Nors, kaip sakė vienas senelis, kas galėtų paneigti tikimybę, jog. Beje, apie Uspaskicho krachą šiuose rinkimuose lėmusią Karbauskio pergalę. Buvo pats rinkimų įkarštis, kai mane žmonės pasikvietė į Alytų gelbėti juos iš Vytauto Grigoravičiaus priespaudos. Ir čia, nekviestas, neprašytas, į mano pašnekovų minę įpikiravo darbo partijos kandidatas. Aš atvažiavau čia. Pasipiarinti. Aš galiu tu mane nefilmuoti. Visiškai aš atvažiavau, kad aš neįsi. Tai ir eikit savo. Tai viskas gerai. Va, į savo mašinutę, o mes čia pasiaiškinsim. Gerai? Čia rinkimų mes nedarom. Viskas, aš viso gero. Nesislėpiau, norėjau parodyti tą žmonę ir viskas. Ar ir supratot? Ačiū. Pasirodyti. Ačiū labai, viso gero, mes negalim. Mes negalim toliau filmuoti, kol jūs čia esat. Labai gaila, kad šitoj gatvėje negyvena jokis ponelis. O jeigu gyventų, tai užsikrėstų. Mesgi renkam balsuojimą, bet kad niekas nedaro, mus neklausia. Toks štai simboliškas atsisveikinimas su darbo partija. Linkime neprisikelti. Dabar jau jungiame Alytų. Einam žmonės, 1, 2, 3, atlaposime mero duris. Ši istorija yra apie tai, kaip berniukas, ką ten širdžių karalius, įveikė drakoną ir pats tapo drakonu. Tvirtai žinot, ką sako taip? Kaip? Atsakysit už savo žodžius? Žinoma. Galėtumėm užeit? Ar laukti čia? Kol kas ne. O jūs nepasisveikinsit su žmonėm? Amen. Tai buvo alytiškių viltis, nepriklausomas, todėl
Alytaus mero rinkimus laimėjęs buvęs generalinis policijos komisaras Vytautas Grigaravičius. Kodėl jis pyksta? O todėl, kad aš įkišau koją į savivaldybės tarpdurį ir atvežiau pas jo didenybę merą jo apgautus rinkėjus. O dabar žiūrėkit žmonės ir būkite šioje byloje teisėjai. Čia yra žiauriai nudėvėta Domatonių gatvė, kurioje kartu su šalutinėmis gatvelėmis gyvena keli šimtai žmonių. Juos pas merą ir atvedžiau. O čia yra visiškai nauja Voveraičių gatvė, kuri dabar vadinasi Žirgų. Čia yra 3 prabangios trobos ir keli išskirtiniai sklypai ir juose tik rengiasi apsigyventi Alytaus elitas. Šitą gatvę politikai žada asfaltuoti jau 30 metų. O čia palei 3 prabangias trobas Alytaus mero Grigaravičiaus su valdančiaja kompanija Valia be eilės, išstumdžius kaip kėglius anuosius vargetas, tiesia plačią gatvę su žiedinę sankryžą. Kaip įtaria nukentėjusieji už jų gatvėms skirtas lėšas. Atėjau Domantonių gatvė pas jūs. Apgauta, apmeluota ir palikta be kelio, merė. Taip nebūna. Taip yra. Jūs tvirtai žinot, ką sako taip? Kaip? Atsakysit už savo žodžius? Žinoma. Galėtumėm užeiti? Ar laukti čia? O jūs nepasisveikinsit su žmonėm? Dabar trumpam kviečiu į užmiestį, kur plyti paties Grigaravičiaus šeimos valda. Čia mero niekada nelaimėjusio loterijoje ir netgi neišradusio obolio namai, nameliai, prūdas, žmona pensininkė. Labadiena, ponia. Tai jūsų? O jūs esate? Ponia Grigaravičienė? Žiūri daug darbo. Tai jeigu turi sklypą, tai turi ir dirbti. O kiek čia yra žemė? 73 ar 5. Arai, ne? O ten sostas, samdiniai ir asfaltas. Kaip matome, asfaltas baigėsi ties mero Grigaravičiaus kaimyno sklypo riba. Taigi pono mero žmona žvyrkelio dulkių neryja. Jas ryja jo artimiausias kaimynas ir močiutės, vaikai ir jų tėveliai iš Domatonių gatvės, nes meras su kompanija nusprendė įkišti stalčių jau parengtą tos gatvės asfaltavimo planą ir be eilės įrengti gatvę ponams iš Žirgų arba Voveraičių gatvės. Kaip buvo laimėta ši klasių kova? Išjunkit, prašau. Viešoj vietoje? Ne, jūs tai viešoj vietoje. Viešoj čia neišoj? Ne, jūs tai viešoj vietoje. O čia privati žemė? Taip, va čia yra privati žemė. O kodėl jums daro savivaldybė savo lėšom privažiavimą? Kas jūs toks? Aš ne toks, o tokia. Nu, bet gali skirti. Prašau prisistatyti, kas... Rūta Janutienė iš Lietuvos ryto televizijos. Kodėl savivaldybė Alytaus daro jums privažiavimą prie namo savo lėšomis? Ar jūs Čia yra valstybinė žemė. Tai jūs ką tik sakėte, kad čia yra privati žemė. Jūs ką tik sakėte, kad čia yra privati. Tuo tarpu Domantonių gatvėje susirinkusios pensininkės manęs nevijo, bet tik rodė lūžių subjaurotas rankas ir kojas. Kiek jums metų? 85. Kaip jūs žiemą nusileidžiat nuo šito kalno? O taip ir nusileidžiam. Nu, einam ir čiuožiam ir einam. Jūs turėtumėt griūt visą laiką. Taip ir būna, ir ranką buvau susilaužęs. Jūs buvote ant šito jau susilaužęs ranką, taip? Pakrypo koją, užminiau ant akmenio ir viskas, ne? Tikrai kiek čia Bet kurioje Amerikoje jūs prisiteistumėte didžiulius pinigus vien dėl to, kad savivaldybė nedaro. Čia reikia žiūrėti, kad mūsų neapkaltytų. Kaip pirštų į akį, meras Grigaravičius tokiems reikalams, kaip apgautų ir apmeluotų miestelėnų nepasitenkinimas, turi blondinę. Pagal etatų sąrašą patarėja. O mane pakvietusių žmonių žiniomis vietinio radijo savininko žmona. Ponios funkcija, kaip mums buvo pademonstruota, liežuviu nematėm ar dvišakų, nuvaikyti nepageidautinus lankytojus. Tai kokie dabar jums klausimai, kuriuos dar reikėtų išsiaiškinti? Aš galiu su meru kalbėti, ar jūs už jį šnekat? Nes mes turėjom valstybės vadovų, kurie už informaciją. Ja, bet jisai čia yra. Jisai daro sprendimus. Jeigu jis įsivaizduoja, kad meras žino, per kiek laiko suprojektavo, tai prašau klausimą. Jūs su juo kaip nors ten, kaip ten, už jį sprendžiat, merė, jinai už jūs kalba. Ar jinai merė, ar jūs meras? O žiūrėkit, merė, o prie jūsų namo asfaltas yra? Asmeninė. Vilnius 5 yra. Yra, ne? Ir jums gerai važiuoti asfaltas? Visiems gerai asfaltą važiuoti. Tai kodėl tada vienos gatvės yra? Ateis laikas, asfaltas bus ir Domantonio gatvė.
štai, merui reikia laiko, nes anot jo vyksta gatvės projektavimo darbai ir meras negali liepti projektuotojams dirbti greičiau. Todėl ta žirgų gatvė klojama, o tų močiučių sulaužytom rankom ir kojom ne. Jūsų gatvė yra trečia dabar sąraše, nes aukštoji jau yra daroma. Todėl trečia sąraše tikėtina, kad kitais metais jinai bus padaryta, nes dabar yra baigiami projektavimo darbai. Projektavimo darbai yra nupirkti šiemet, ne 2003 metais. O kodėl šiemet? Ta prasme, reikėjo dar nepirkti. Todėl, kad dabar atėjo eilė, dabar nupirktos projektavimo. Jūs žinot, kas yra viešiai pirkimai biudžetinėse įstaigose? Jūs nedirbti darbą, jeigu jums nesiseka jo dirbti. Melas. Kai ėjome pas merą, per koduotomis spynomis nuo prašalaičių apsaugotas duris ir taip priėjome iki mero kabineto durų, jau žinojome, kad projektas yra baigtas ir paslėptas stalčiuje. Jeigu jūs galvojat, kad tokiu būdu, revoliuciniu būdu, jūs išspręsite šitą problemą, tai jūs tikrai jūs taip neišspręsite. Taip neišspręsite. Mes tikrai jos nei aštrinom, nei gilinti norim tos problemos. Reikia civilizuotai. Yra procedūros. Ir mes tikrai jūs puikiai tą žinote. Žinom ir mes tylėjom, bet mes negaunam konkrečių atsakymų, kada bus projektas ir mes patys nežinome, kada bus. Reikia klausti projektuoto. Brolio Marti dirba kelių valdyboje. Ir padarytas projektas. Yra? Taip. Tegu nemeluoja. Tegu nemeluoja. Čia meras man melavo? Tai savaime aišku. Kiekvienas nuo savy. Kiekvienas nuo savy. Ne, žmonės, jūs supraskit, merė irgi. Rado gatvę daromą ir visiems iš karto mintys, kodėl ten atsirado. Kompiuterį atsivertė gatvių reitingavimai yra. Ir iš karto visi šiais laikais mokyti yra. Jeigu kyla mintis, gerbiamasis, jūs užsiregistravot. Jūs dabar pasilodyti su žmonėms atėjot? Ar dabar jau su žmogumi. Čia ne mes, jūs atėjot pasilodyti. Dabar įkvėpkime tyro oro prašmatnioje žirgų gatvėje, į kurią be eilės buvo pasiųsta sunkioji technika. Pažiūrėkit, savivaldybėje vėlgi meluojama, kad čia bus tik žvyrkelis. Esą ant šitos skaldos, gerokai paskanintos cementu, bus išpiltas švyras. Jie laukia labai ilgai, jums tas kelias atsirado labai greitai. Žmonių čia gyvena smarkiai mažiau. Jie ten 100 žmonių gatvėje, kurie ryja dulkės jau 30 metų. Tai kodėl, tai jūs palaukit, jūs sakėt, kad pasidaryti lėšom, tai jie 30 metų pilnai apgyvendintoj gatvėje ryja dulkės, taip? Taip. Yra savivaldybės programa 50 ant 50, taip? Kodėl jie negali tuo pasinaudoti? O kodėl jūs čia mokat, primokat už šitą kelią? Nebemokam mes nieko. O tai kodėl jūs tiems žmonėms siūlot mokėti už jų kelią? Kaip išeiti, kad nekvėpuoti Palauk, tai kaip išeiti? O jei tik dulkėmis, prieš lietų Domantonių gatvėje stato užtvarus, nes visas žvyras nuo kelio plaukia į kiemus. Vaikai užaugo jau proanūkiai, o gatvė, pažiūrėsit, va čia tai dar, bet toliau pažiūrėsit. Tau kodėl neremontuoja? Tai kad yra kur akcentuot, kur valdžia. O tai čia ne valdžios. O čia nėra valdžios, čia visi prasti žmonės. Taigi nereikia prastuomenį. O kodėl jūs taip blogai apie valdžią galvojat? Tai kad taip yra. Jau projektas padarytas, mūsų asfaltuot gatvė. Padarytas dar. Aha, padarytas, žinom. Kaip tai jūs žinot, jeigu šiandien meras pasakė, kad dar tik tai vyksta pirkimo procedūros? Brolio Marti dirba kelių valdyboje. Ir padarytas projektas. Yra? Taip. Tegu nemeluoja. Tegu nemeluoja. Čia meras man melavo. Tai savaime aišku, kiekvienas nuo savy. Kiekvienas nuo savy. Ir kaip meras atmuš tokį argumentą, tik patarėjos liežuviu. O jūs nežinot, koks klausimas? Nežinau, kad registravosi pas merą, bet dar nespėjo, tiesiog užsiregistravo, bet dar neišsianalizavom, tik tai vakar tas buvo ar šiandien. Jūs neįsivaizduojat, ko tie žmonės nori? Maždaug įsivaizduoju. Tai gal jūs pakvieskit merą, ne žmonės, kurie nežino. Gal mes pakvieskim specialistus, kurie dirbo su ta gatve ir tikrai žinos, kokia situacija. Nes šitie žmonės atėjo susitikti su meru. Meras ateis ar ne? Aš negaliu atsakyti. Šitai informacijos jums nereikia, jums reikia mero. Kodėl? Jos reikia. Jūs taip... Neinterpretuokit mano žodžių, gerai? Aš neinterpretuoju, aš jums siūlau dabar susižinoti visą informaciją, jūs sakot, kokiu... Tai kvieskit visus specialistus, kur ateina. Ar bereikia pasakyti, kad jokie specialistai taip ir netėjo? O štai, kad į giminės. Štai, kad ten giminės taip. O iš kur žinot? Nejaugi čia Alytus kaimas. Nu gerai, nuo kitų žinau. Kas kieno giminės? Nu, yra tie giminė.
Dabar atsukom istoriją į pradžią. Kodėl pas merą negalima pakliūti? Tai nežinau, mes buvom pernai papuolę, mes dabar ramiai sėdėjom, o dabar pakeitė tvarką, laukiam skambučio. Ta prasme, kokio skambučio jūs laukiate? Kada teiksis priėm. Ir mes susitarėm nueiti pas merą. Nesusitarę. Pažiūrėjome dienotvarkę, turi būti kabinete ir nuėjome. Juk visuotiniuose rinkimuose išrinktas. Tai turi būti žmonių, o ne korupcinis meras. O dabar žiūrėkit, ši ponė neatsargiai įsitaisė už mero kabineto durų. Meras supyksta ant manęs, eina į savo kabinetą ir bloškia durimis mielai poniai kone per nosį. Tęsinys po reklamos. Tuo privažiavimo keliu dabar naudojasi žmonės. Leiskit pabaigti, prašau. Atsakymai duoti pažadais tokiais, kad... O pažadai kokie yra? O jūs kad 10 bus asfaltas, kad 12 bus asfaltas, 15 bus, bet projekto vis nėra, vis bus ir bus ir bus. Šitas turgus yra be jokio reikalo, be jokio tikslo. Praeina kiek laiko, susikūrė komitetas, Skaitykit čia įtį. Landsbergis, Landsberginė, Landsbergytė. Ramanavičius ir Vaičianonis. Taip. Suprantat? Laikomas pasitraukus. Nu, kad aš neįstojau į tą. Aš į kolchozą nestojau. O dabar žiūrėkit, ši ponė neatsargiai įsitaisė už mero kabineto durų. Meras supyksta ant manęs, eina į savo kabinetą ir bloškia durimis mielai poniai kone per nosį. Ir paliekamos liežuvių plakančiai radio stoties žmonai, kuri čia įdarbinta patarėja. Tai dabar jūs man atsakykit, voveraičių viešųjų pirkimų procedūromis ir kiek jos trunka ir kaip jos vyksta. Jeigu jums sunku, tai jūs nedirbkit. Voveraičių gatvė. Kaip jūs padarėt procedūras pirkimo? Stop. Kad nebūtų painiavos, primenu, kad Voveraičių gatvė tapo Žirgų gatve, pradėjus ten kloti naują dangą be eilės. Voveraičių gatvė, jums meras jau sakė, ten eina privažiavimo kelias buvo padarytas statant naująjį tiltą. Tuo privažiavimo keliu dabar naudojasi žmonės. Leiskit pabaigti, prašau. Ir tuo privažiavimo keliu naudojasi žmonės. Ten yra per privatų sklypą. Bet kurią dieną tas savininkas paims ir užtvers. Todėl, kad, ponė, jūs dabar uždavėte klausimą. Per šitą sekundę. Ne dabar, aš jums visi šitie projektuoti be privažiavimo skundų. Ir visą šitą šau tik tam, kad žmonės, kuriems meluojama jau dešimtmečius, nesuprastų esmės. Jų gatvės projektą tiesiog įkišo į stalčių, kad būtų galima jam skirtus pinigus permesti į svarbesnių žmonių gatvę. Pirmas prašymas buvo kada? 2003 rašėme peticiją. Dar laikraštukas kaip tik tai buvo užfiksuotas geltonas pagentės prie gerbiamo mero Kirkliauskino. Amžinatilsį ir keitėsi merai. Pažadai. 10-12 rašytai. Ir atsakymai duoti pažadais tokiais, kad... O pažadai kokie yra? Pažadai... Daro projektą. Projektą daro dabar jau tik pažadai metų laiko. O jūs kad 10 bus asfaltas, kad 12 bus asfaltas, kad 15 bus, bet projekto vis nėra, vis bus ir bus ir bus. Aš jums galiu pasakyti tai, šitas turgus yra be jokio reikalo, be jokio tikslo. Ar jūs čia susirinksit, ar nesusirinksit, tas procesas vyksta, juda ir ar jūs norėsit ar nenorėsit, ta gatvė bus išasfaltuota. Tai išgirdę, silpnesnių nervų nuskriaustėjai ėmė ryti ašaras. Ar tik aš čia tokia naivi, kad iš valdžios žmogaus po rinkimų vis dar tikiuosi tų švelnių šypsenų, atjautos, supratingumo. Beje, po kelių dienų gavau iš Alytiškių laišką. Tos žmonės meras pasirodo pasikvietė kitą dieną be liudininkų ir parodė jau baigtą projektą. Va. Bet gatvė pirmiausia bus nutiesta tam turtingam ponui. Močiutėms su sulaužytom rankom dar teks palaukti. Gal bent į kapus jos vyks jau Grigaravičiaus asfaltu. Tai tiek pamokančių istorijų šį vakarą. Po savaitės mes drįsime kišti pagalį į dar didesnį širšių lizdą. Vytauto Landsbergio fondas nusprendė įamžinti pono šios valdančiosios Lietuvos dinastijos giminaičio Jono Jablonskio atminimą. Skulptorius Deltuva pasijuto apvogtas. Praeina kiek laiko, susikūrė komitetas. Skaitykit čia įtį. Landsbergis, Landsberginė, Landsbergytė, Ramanavičius ir Vaičianonis. Taip.
Suprantat? Laikomas pasitraukusiu. Nu, kad aš neįstojau į tą. Aš į kolchozą nestojau. Atminim pastatyti nuo šios sprendimų jo jungtinio veiklo išsaugomą tarp likusių dalyvių. Ta prasme, neblogai, ar ne? Viso gero, dabar reporteris su naujausiamis žiniomis iš partijų derybų dėl valdžios užkulisių. Jei nesuskubote pamatyti mūsų dabar, tai mes būsime internete. TV L rytas LT _laidos. Viso gero.